Jeigu esi smulkaus verslo savininkė, aš kviečiu tave nustoti mažintis ir sprausti save į labai siaurus rėmus, pardavinėjant savo paslaugas ar prekes už kainą, kuri netitinka tavo kokybės. Ką reiškia mažintis? Mažintis tai visų pirma reiškia neturėti pakankamai laiko savo ir savo artimiesiems, nes tu turi nuolat ir daug dirbti vien tik tam, kad patenkintum savo minimalius poreikius. Mažintis tai reiškia patenkinti tik minimalius poreikius ir neturėti pakankamai finansų tam, kad tu galėtum įsigyti kokybišką maistą, kokybiškas prekes ar kokybiškas paslaugas ir ypač kokybišką savipriežiūrą. Mažintis tai reiškia negebėti išnaudoti viso savo potencialo, kai tu turi daug idėjų, bet tu net neturi laiko joms įgyvendinti. Aš turiu tau atsakymą. Atsakymas yra subalansuotas verslas. Ar tu pagalvojai kada nors, kas yra iš tiesų balansas? Ar balansas yra tiesiog stovėjimas ant vienos kojos ir bandymas nenugriūti, bandymas išlaikyti savo pusiausvyrą? Ar visgi balansavimas yra tvirtas stovėjimas ant dviejų kojų ir net gebėjimas judėti tvirtai ir su pasitikėjimu link savo pasirinkto tikslo? Tai subalansuotas verslas yra grupinė programa moteriams, tai yra 4 mėnesių programa, kuri yra skirta kiekvienai moteriai, kuri šiai dienai galbūt tik pradėjo savo veiklą, galbūt tik stato pirmuosius žingsnius, o galbūt yra veikloje net ir 10 metų. Tai yra programa tau, jeigu tu jautiesi šiandieną užstrigusi ir pastrigusi savo veikloje. Jeigu tu jautiesi vieniša, neišgirsta su savo visais iššūkiais ir visomis problemomis. Jeigu tu šiai dienai negeneruoji trokštamų finansų ir tu galbūt kartais su baltu sveiku pavydu žiūri kitas moteris ir galvoji, kad vat joms tai pasisekė arba vat jos kažkaip tai sugeba, o aš tai ne. Tai yra programa tau, jeigu tu nejauti balanso tarp dvasingumo ir materijos. Jeigu tau atrodo, kad vertybė negali būti pelno siekimas, nes ne pinigai atneša laimę. Jeigu tau yra sunku paimti atlygį, užmokestį iš klientų, tu norėtum galbūt pasikelt savo kainas, bet tau kažkaip vidiniai įsitikinimai neleidžia to padaryti ir to pasekoje tu nesugebi generuoti pakankamai. Galbūt tai programa yra moteriai, kuri jau išbandė labai daug. Jinai turi ir daro įvairias strategijas, atlieka įvairius veiksmus, tačiau vis negeneruoja pakankamai, vis nesijaučia patenkinta ir laiminga. Tai gali atsitikti dėl to, kad dažnai mes neturime balanso tarp vyriško ir moteriško aspekto, net ir versle. Vyriškas aspektas arba kietieji įgūdžiai tai yra žinios reikalingos vykdyti, vystyti ir valdyti savo veiklai. Tai yra finansai, tai yra strategijos, tai yra planavimas, tai yra veiklos modeliavimas, tai yra įkainojimas, ar ne? Tai yra visiškai tokia loginė verslo pusė. O moteriškasis aspektas yra tokie dalykai kaip įgūdžiai, tai yra ribos, tai yra tavo autentiškumas, tai yra tavo gebėjimas planuotis savo laiką. Tai yra gebėjimas pasakyti ne, gebėjimas atstovėti save. Ir tai yra tie tokie angliškai vadinamasi soft, tai yra minkštieji įgūdžiai, kurių dažnai iš mūsų jų tikrai neturi. Ir tų minkštųjų įgūdžių tikrai nemokina mokyklose ir netgi verslo ten tose koledžuose ar universitetuose. Šiuos įgūdžius tu gali įgauti tik tais vykdydama veiklą per daugybę metų, o kartais net ir per daugybę metų moteris ne tik, kad neįvaldo šitų įgūdžių, bet jos visiškai praranda save. Taigi, jeigu tau rezonuoja, ką sakau, ir norėtum keliauti savo veikloje su daugiau malonumo, pasitikėjimo, nori generuoti daugiau finansų, nori gauti paramą ir palaikymą, jeigu jau šiai dienai supratai, kad vien tik žiūrėjimas video, įvairių seminarų ir skaitimas labai protingų knygų neatneša rezultatų, nes jauti, kad trūksta to palaikymo, trūksta vedimo, tai ši programa yra tikrai tau. Subalansuoto verslo programoje mes pereisime 7 pagrindinius modulius. Tai yra
autorinė mano programa, kurią aš sukūriau pati, nes pati vykdžiau veiklą, pati savo veikloje dirbau tik vyriškomis strategijomis, ko pasekoje uždirbau pinigų, tačiau visiškai perdegiau. Todėl sukūriau šitą programą remdamasi tiek savo patirtimi, tiek savo klienčių, kurias vedu per asmeninės mentorystės patirtimi. Žodžiu, moduliai yra tokie. Mes visų pirma pradėsime nuo vizijos, kiekviena peržiūrėsim savo vertybės, įsitikinimus, iliuzijas, tada mes žiūrėsime ekspertizę, išgryninsi savo ekspertizę, išgryninsi savo trumpą marketingo žinutę, susiplanuosi, susimodeliuosi, kaip tu nori daryti savo veiklą, susiplanuosi savo finansus, išmoksi pasiskaičiuoti juos, išmoksi teisingai įkainoti, sugalvosi daugybę įvairių būdų, kaip pritraukti klientus ir kaip paversti savo turimą veiklą pastovę ir ilgaamžišką. Tai reiškia, kad nebūtum priklausoma nuo kažkokių labai didelių pajamų svyravimų, o kad turėtum stabilias pajamas kas mėnesį. Finansai. Sekantis žingsnis yra autentiškumas, nors autentiškumą mes eisime visos programos metu, mes daug kalbėsime apie moterišką energiją, apie ribų atstovėjimą ir autentiškumą. Taigi, subalansuotas verslas programa startuoja rugsėjo 10 dieną. Kviečiu visas moteris, nesvarbu ar gyvenate UK, ar gyvenate Lietuvoje, o galbūt kitoje šalyje. Svarbu, kad turėtumai savo veiklą šiai dienai arba jau turėtum kažkokį produktą ar prekę, kurią nori pardavinėti ar ne, ir turėtum begalinį norą pagilinti savo žinias, išmokti naujus įgūdžius, išmokti, kaip vykdyti iš tiesų veiklą. Šitas kursas, šita programa padės tau pagrindą ne tik dabartiniai veiklai. Aš tikiu, kad šita programa padės tau pagrindą tolimesniam tavo gyvenimui. Taip aš drįstu tai teigti, nes tai gali pakeisti tavo požiūrį ne tik į verslą, į klientus, į pinigus, į materialius dalykus, bet ir į pačią save. Taigi labai kviečiu registruotis. Jeigu nesi tikra, ar tikrai programa tau ir dar vis dvejoji, norėtum susitikti, gali su manim rezervuotis 15 minučių pokalbį, parašyk man ar žinutę, ar elektroninį laišką, duosiu nuorodą, užsiregistruosi laiką, susitiksim, kad trumpai aptarti, ar tikrai programa tiks tau, nes man yra labai svarbu, kad moterys, kurios užsiregistruotų į programą, jos tikrai gautų pilną naudą iš programos. Iki susitikimo.